Anos kelias link profesionalios dainininkės iš tiesų buvo gana ilgas ir daug kam netikėtas. Nuo pat vaikystės norėjusi dainuoti mergina, muzikalumą lavino įvairiais būdais, tačiau vėliau nurimo. Kaip pati juokauja, susirado normalų ir stabilų darbą, tačiau meilė muzikai pasirodė esanti stipresnė. Šiaip iš tikrųjų, didesnę dalį savo gyvenimo aš dirbau finansinėse institucijose. Ir šiaip niekas netikėjo, kad aš kažką tokio sugebėsiu padaryti. Tai finastai linkėjimai. Vis dėlto Ana sugebėjo ir dar kaip. Vedama meilės muzikai, Ana metė darbus Lietuvoje ir siekti savo svajonės išvyko į Rusijoje esantį Sankt Peterburgo kultūros ir menų universitetą. Moteris pripažįsta, kad estradinio meno studijos buvo vienas geriausių gyvenime priimtų sprendimų. Dėka tų studijų aš labai daug skaičiau filosofijos, ezoterikos ir perskaičiau tokį vieną labai svarbų man teiginį, kad kiekvienas žmogus, kuris turi talentą, yra atsakingas prieš Dievą už tai, kaip jisai tai realizuoja. Nes jisai tau duotas ne tam, kad tu ten jį turėtum, tu turi dalintis tuo su žmonėmis, tu turi tai atiduoti, padovanoti. Ana tiki, kad pelnyti žmonių simpatijas padeda ne tik talentas, bet ir įgimtas karštas temperamentas. Moteris juokauja, kad yra tikriausia Vilnietė, nes turi lietuvių, lenkų ir rusų kraujo. Kai turi slavų kraujo, tai tas iš karto pasijunta scenoje. Nes kažkas yra. Ir pažiūrėkit, kas pas mus scenoje dainuoja. Mamontovas, Kofas, ta pati Zvonkuvienė, ta pati Natalija Bunkė. Taigi visos turi to kraujo. Nieko čia nepadarysi. Taip istoriškai susiklosti. Jau kuris laikas Latvijoje gyvenanti, kurianti ir koncertuojanti Ana, muzikinėme pasaulyje žinoma Anuškos vardu, į Lietuvą grįžo paraginta ištikimiausio savo gerbėjo – tėčio. Būtent jis įkalbėjo dukrą dalyvauti projekte Mes vieno kraujo. Čia buvo ne mano idėja, čia buvo tėvo idėja. Sako, užteks tu blaškytis vaikelį, gal jau vaikas biškį Lietuvoje apsistoti. Va taip ir gavosi, kad grįžau. Ar tėčio noras matyti Aną Lietuvoje išsipildys, priklausys nuo sėkmės projekte. Taigi pirmiausiai reikia peržengti komisijos barjerą. Šiaip nelabai mėgstu būti vertinama komisijų, bet ką padarysi. Jeigu jau taip, toks yra formatas šitos laidos, tai teks išklausyti. Kviečiame į sceną kitą mūsų dalyvę, tai yra Ana Mora. Ateik pas mus. Sveika gyva. Labas, Ana. Labas vakaras. O, Jėzau, kokia piktako. Tu susikaupusi ar tu toks žmogus visada esi? Nesikandžiuoju gal. Nesikandžiuojat, bet esate įtin rimtai nusteikusi. Jo. Su kuom jūs šiandieną būsite vieno kraujo? Su Zemfyra. Su Zemfyra? Zemfyra dėl to, kad jums pavyksta ją įkūnyti, jūs jaučiate su ją vieno kraujo? Dainos labai artimos yra. Supratau. Ta prasme, tai yra labai tikra ir tiesiai į širdį. Ar tai bus labai tikra ir labai tiesiai į širdį, pasakys mūsų komisija, o mes tau linkime kuo didžiausios sėkmės. Пабаrik. Ačiū. Луна убывает, такое бывает. Я иду стричься, меня убивают, и замки стреляют в левую мышцу и не попадают, что тоже бывает. Сбиты прицелы, а я улыбаюсь, живу и не старюсь. 14 целых лет. До свидания, мой любимый город. Я почти попала в хроники твои. Ожидания, самый скучный повод. Нам с тобой так мало надо для твоих. Потухли все звезды совсем от мороза. Все потемнели, пожухли те розы, вызвали слезы и надоели ненужная проза из-за мороза. Будет ли белой, а я улыбаюсь, живу и стараюсь, и волосы целые.
хроники твои. Ожидания, самый скучный повод. Нам с тобой так мало, надо для твоих. Мой любимый город, я почти попала в хроники твои. Viso Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną, o ne viso gero. Ačiū labai, Ana Mora. Gal tu dar galėtum pristatyti savo kolegą, kuris tau padėjo šiandieną? Gal galėtum pristatyti savo draugą, kuris tau Taip, padėjo? mes kartu esam tokia grupė AH13, čia yra Aurimas, o aš ten esu Anuška. Aiški matematika. Ar nebuvo čia kartais tik tai tas atlikimas dainos, kaip jūs toj grupiai tą darot, ar ne? Nes jeigu jūs esat vieno kraujo, aš kiek žinau, Zemfyra, kiek ją atsimenu, visą laiką kaifuoja dainuodama ir jinai ten sukas, užsimerkus. Da svidania. Jinai iš viso žiauriai charakteringa. Iš tikrųjų, tai visai neblogai tau pavyko sudainuoti. Tik tai tas charakteris, ta beprotybė tokia, kartais budinti, o kartais sprokstanti beprotybė, jinai būdinga labai jai. Ir įdomu, ar tu tiesiog nedrasėsi tai pakartoti, ar tau tai nepavyksta. Tai šito mes negalim žinot, nes tu neparodai. Charakterį tu tikrai išlaikėjai. Nuotaika buvo tikrai gera. Zemfyra iš tikrųjų yra tokia atlikėja, kuri galbūt daugiau laikosi ne to vokalinio tokio sugebėjimo. Bet vokalo jai netrūksta. Jo, vokalo netrūksta, bet jinai daugiau to tokį atsipalaidavimą turi scenoje. Tai tu tą išlaikėjai. Jeigu yra visas koncertas, tai tu įsivažiuoji ir per kažkiek dainų tu tada atsipalaiduoji, o kai tu turi išeiti ir vieną šūvį, pach, tai yra labai gražus akcentas. Labai nepaprasta. Ale jokių pasiteisinimų čia, kad nebūtų. Aš nesiteisinu. Taip, Asta. Kraujo tai ir nebuvo. Kraujo ir nebuvo. Kraujo nebuvo. Žiūri. Ačiū visiems už jūsų Gal ir emocijas, bus už komentarus, bet vis tiek ateina metas spręsti. Taip ar ne? Balsuojam. Aš sakau visiškai milžiniškai didžiulį ačiū taip. Da. Yeah. Pirmasis taip. Ačiū. Rūta. Asta. Annai Morai, sakom taip ar ne? Mane nervina, kad ne iki galo. Ne. Vienas ne. Liko viduriukas ir jie nuspręs. Gerbiamas prodiuseri. Taip. Pas Deividą Ana jau yra, Rūta gali viską pakeisti. Ana, nu tu man patikai, žinok, aš tau sakau taip. 3 taip, tu esi kitame etape be Deivido Zvonkaus įsikišimo. Ačiū, Rūta. Ačiū tau. Sveikinam labai. Asta, aš dar pasistengsiu. Bus jie. Jėga, ačiū.